Tai sveiki mano brangieji, vėl atvykę į naują video. Ir šiandien toksai video, kur arkliukai apsilaikys kirpykloj. Ir aš nešneku apie karčių kirpimą ar uodegos kirpimą. Aš šneku apie kūno kirpimą. Tai reiškia, kad biškelį skusim kūną arklių. Jo. Tai pirmiausia, trumpai dar pasakau, kodėl aš taip darau. Jeigu arklininkai dažniausiai žino, kodėl tai yra reikalinga ir naudinga kam, gal kiti nelabai žino. Tai darau vien dėl to, kad jiem patiem būtų geriau dirbt, gyvent šituo visų laikotarpiu, kai yra tiesiog šlapia, drėgna ir jie negali patys greitai labai išdžiūt. Vasara yra kitas reikalas. Vasarą jie daug greičiau džiūna, mažesnė tikimybė, kad juos perpus. Ir, kaip sakoma, kartais būna net, kad mažiau prakaituoja. Priklauso kokio oro jos. Tai jo, ir tas kailis jų būna tikrai daug trumpesnis. O žiemą jie užsiaugina storą kailį. Ir jeigu žirgas yra pilnai dirbamas, turime ne 10-15 minučių pasivaikščiot, tai visai rekomenduojama yra nuskust, bet skutimas čia jau priklauso tų vietų, labai priklauso nuo žmogaus, kas tai daro. Tai pavyzdžiui, daug kas, kurie sportuoja daug rimčiau ir dirba, jie nesivargina ir jie skuta visą arklį. Palieka dažniausiai galvą, kojas ir ten tą vietelę, kur dedasi balnas. Bet aš taip nedarysiu, nes aš vis tiek noriu, kad jie, labai nuobodu, kad jie biškelį turėtų dar to kailio ir kad nereikėtų visiškai tų žiauriai storų gūnių, nes šiaip dažniausiai, jeigu pilnai nuskuti arklį ir jeigu tikrai lauke labai šalta, tai lauke gali reikėti ten 400 gramų gūnios, tikrai storos, kad jisai nesušaltų. Bet kadangi mes turim galimybę jos prasivesti į vidų, tai jeigu ten labai šalta, tai trumpam gali išleisti, bet paskui gali įti atgal į vidun būti. Tai va, o ką aš planuoju? Tai aš planuoju skusti kaip pusė, bet gal biški mažiau negu pusė arklio, tai tik tas vietas, kurios dažniausiai prakaituoja. Tai dažniausiai prakaituoja kaklas, va čia krūtinė, pilvas prie to jau prieina, būna kartais ir nesušyla tas pilvas, bet labai tada durnai atrodys. Ir tada gaunasi šonas, va šita vieta ir va čia. Dar būna ten gale, tarp kojų galinių, bet jau aš ten jau nebeskusiu. Tai realiai gaunasi kažkas va čia tokio kažkaip. Tai Baltija jau yra skusta vieną kartą, bet irgi tada atsimenu skučiu tik tai juostą. Čia skučiau juostą ir pilvą. Ir buvo gerai. Tai kažkaip panašiai dabar, tai gal biškelį paplatinsiu. Nes kad ir va čianais šita kojos dalis nusiskustų. Žodžiu, kažkaip bandysiu, bet pirmiausia bandysiu etapais, kad biški nepagadinta. Nes jau kai nuskuti kelią atgal nebėra. Tai jo, tai pabandysiu etapais, pirmiausia gal tik kaklą, tada bandysiu kažkaip gražiai, nes reikia ir viena, kad pusė būtų gražiai, ir kita. Čia toksai. Ir kai skutinė visą arklį, tai taip ir gaunasi. Tai va. Ir dar aš prie to pačio, dažniausiai kai skutu, tai dar kažkokį dalyką užpakalio skutinėjau. Tai Baltijai dažniausiai skutinėjau B raidę, bet jau ta B raidė jos jau numirė, tai aš padariau naują. Oi, visai neblogai, galvojau, kad bus per maža. Tai Baltijai padariau B raidę trafareto, atitnagui T. Tai žiūrėsiu, kaip bus. Su Baltija problemų neturi būti. Gal biški keistai jinai pažiūrės, bet paskui jinai visai normaliai. Apsiprant, su titnagu aš neįsivaizduoju, kas bus. Bet esmė toje, kad jam labiausiai šiaip reikia skustis, o Baltijai dar netiek. Nes pas ją kailis biškelį trumpesnis, nes jinai daugiau dirba, tai tada biškelį tas kailis netoks storas auga. Tai va, tai nieko, kaip sakoma, nebelaukiam ir pradedam darbelį. Jo, patepam biškelį aliejukų mašinytę. Mašinytę tai irgi reikia labai prižiūrėti, reikia labai aliejų tepti šitą. Tai tada mažiau dėvisi jinai. Ką, pirmiausia pasibandom, tai pripratinimą vėl per naują turiu padaryti, nes labai senai buvo daryta.
Tai va, toks garsas. Irgi, kad vibruoja, priprast, nu va, biškai akys įsiputė, bet paskui pripranta jie su laiku. Tai irgi va, kad nieko čia blogo. Perbraukiu. Nu ja, šiaip baltija, sakau, jinai gan normaliai. Tai darom. Nebėra kelio atgal. Dar yra, dar nenuskaičiu nieko. Bet šiaip nebėra kelio atgal. Ir reiks biškai patvarkyti va šitos visus plaukus. Nu, žodžiu. Sorry. Bet taip reikia. Nu, žinokit, ką galiu pasakyti. Kaip ir baigiau. Kaip ir sakiau, aš jos visos skust nenoriu. Čia biški padariau problemytę, turėjo gražiau darytis. Bet aš jos, kadangi visos skust nenoriu. Krūtinė, šonai, pilvas. Tai va, kol kas aš tik tai tiek nusiskučiau. Palikau dar nemažai kailio. Tai. Ja, tai. Dar man reikėtų tobulėti. Ok, tai atsivedžiau dabar titnagą. Baltiją baigiau skust. Nu taip, baika. Aš sakau, jų per daug nenorėjau skust, o jos raidė dabar, nu ten gali aš vėliau parodysiu ją. Tai va, tai kol kas su Baltija gana. Tai panašiai bandysiu tiek ir titnagą tik tai skust. Tai žiūrėsim, kas bus. Kaip mano titnagas visų pirma reaguos į tą mašinėlę. Na, va, biškai pritemo jau pas mus, bet baigiau skust titnagą. Tik tai, lauk, mažiukai, biškai gal.
Tik tai tiek, kad aš jį va taip nuskučiau ir va čia priekis pasi. Oi, nesimato, reikia eiti vidų. Bet aš jam šiandien tai raidės neskučiau, palikau. Jo, daug plaukų, čia titnago, čia Baltijos. Tai va, Baltija irgi jau neblogai atrodo. Tai žiūrėsim, jeigu neblogas oras, tai pirksiu ir išleisiu lauką, na jeigu ką, tai pabus dar šiandien namieji, kad pripratustų. Aš atrodau ir jaučiuosi tragiškai. Pažiūrėk, man net kepurė per darbą persisuka. O Dieve, jūs neįsivaizduojat, kokia aš esu plaukuota. Kaip visur dabar niešti. Bet svarbus darbelis yra padarytas. Arkliai biški nuskusti. Ir čia dar net tiek, kad ten baisingai didelių storų gūnių jam reikėtų. Tai tik tai tos vietos, kur daugiausia prakaituoja. Ane? Nu, žodžiu. Šiaip labai džiaugiuosi. Baltija tai kaip visą laiką gerai. Tik kai tą B raidę tvarkyti norėjom. Ai, B raidė. Jeigu ką. Biškai čia šešėlį metą nesimato. Yra B raidė ant jos. Tai tik kai tą B raidę jau reikėjo skust. Tai labai trepsėjo. Bet tikriausiai dėl to, nes, biškai jau atsibodo jai. Jau galvoju, kad baigėsi, bet dar nesibaigė. O titnagas, tai jis ten pradžioje, kaip matėt, biškai kažką įsigando, bet, paskui labai tvarkingai jis atstovėjo, aš labai stebiuosi, kad jis toksai. Taip. Gerai, einu aš jų pamaitinti, nes jie biškai jau piktauja man jau. Taip, titanai. Na va, jau kita diena pas mus ir išleidau Baltiją su titnagu į lauką. Tai kadangi kelias dienas čia lyja pas mus, tai jų levados atrodo labai siaubingai, labai šlapios ir labai pliurziškos. Tai aš juos dabar išleidžiu kelintą dieną į aikštelę, vietoj, kad eitų į levadą. Tai gyvena aikšteliai. Taip, gerai. Ir jau dėja, bet jau reikia apsivilkti. Aš vėliau parodysiu, kaip jie atrodo oi, neperkišu uodegos Baltijos. Kaip jie atrodo po kitos dienos, kitą dieną po nuskutimo. Titnagui dar turiu nupirkti kaklą. Bet, nes jo šiaip prie jo gūnios buvo kaklas. Ai, va, žiūrėkit, valiojasi. Kaip smagu. Baltijos matos biški nugarą. Pilvas. Ir titnago pilvas vargi nuskustas. Tai mažučiai. Tai jo, apie titnago kaklą, tai prie šitos gūnios šiaip buvo kaklas, bet kadangi jo kaklas yra per storas, per mažas kaklas tas gaunas ir viskas. Va, biškiai apskusti, nėra labai jau ten pilvai jau labai tobulai nuskusti, bet baik. Nu, žodžiu, bent va tiek jam laimės, nes kaip levadose jie mažai valiojasi, nes ten tiesiog per šlapę, o aikštelė, tobulai yra smėlio dėžė. Dar valiosies, tukai. Labai jums patinka, taip? Ir aš jiem valgyti ten gale biškį atnešiau. Biškį gale valgyti atnešiau. Dar atnešiu vėliau biškelį, kad turėtų ką veikti. Nu ką? Biškį prasibėkit. Ne, neprasibėksit. Nu jo. Tai jo, dar jos biškį reikia vandeniuko jam atnešti čionais. Bet tai čia prie padurų nieko tokio. Ir valgy daugiau ir pagyvens iki vakaro jie aikšteliai. Tai labai smagu. Ir jie kažkaip aikštelę labai, kaip čia pasakyti, tvarkingai laiko. Va toj vietoje tik tai kakoja. Tai labai faina. Baltija prie manęs priekabiauja. Nu jo, gera būt. Gera, kai jau būni nuskusta. Taip, laukia gera. Nes šitą naktį dar jie miegojo vidui. Nes vėlai vakar baigiau labai juos skust. Tai šiandien jie pamiegojo vidui dar. Ir žiūrėsim jau. Labai jau dažnai laukia miegoti nebegalės. Nors ir su rūbeliais, bet kažkaip. Tai norėjau išbandyti jų skutimus. Abiejų, tai sakau, prasivaikysiu. Tai va taip atrodo titnagas. Nedaug čia skusta realiai jo ir priekis jo visas nuskustas. Nu va, ir taip atrodo Baltijos nuskutimas. Ir biškelį pas ją gal kažkiek daugiau kaklo nuskusta.
Ir dar ta B raidė. Biškai iš arti jos negalima žiūrėti, nes jinai atrodo nelabai kaip, nes Baltija pradėjo muistytis, kai jau reikėjo raidytę skust ant galo. Tai jo. Dar titnagas neturi, bet aš jam jau turiu, aš turiu jam trafaretą, tiesiog reikia išskutinėti. Tai kažkurią dieną bandysiu prisėsti ir skutinėti jam tai raidė. Baltijos, nežinau, gal kažką dar šalia, kad biškelį gražiau, gal kokių žvaigždyčių, širdulyčių, dar pagalvosiu. Bet jo, einam dabar dirbti. Va, ir vėl antra dienelė ir jau pas mus vakaras, jau viskas sutemė, tai šiandien vis dar arklius palikau miegoti viduj, nes laukia labai bjaurus orus. Taip, tai va, abu apvilkti. Ir valgy turi, ger turi visko, eis ilsėtis, taip? Pažiūrėkit, serviruoju naują stiliuką. Nauja kepurytė. Sena nauja. Tai žodžiu, tai pas mus, kaip sakoma, įvertino šiaip arklių skutimą labai gerai. Nes tikrai jau, pavyzdžiui, kur liko kailis, tai jie jau išdžiūvė. O čia, kur daugiausia būdavo prakaituota, tai net ir nesušilo. Žodžiu, šiaip žiauriai smagu, tiesiog reikės dabar jos visą laiką vilkti gūniam. Tai, toks, biškai ir nesąmonė, bet, nieko tokio. Tai gerai. Žodžiu, šitą video baigiam čia. Ačiū, kad buvot kartu. Ir mes susitiksime jau kitą kartą, koks tas kitas kartas ir kada jisai bus, kas ten žino. Viskas iki.